jūs, suprantu, gaunate tą šaukimą į teismą, pasižiūrėti dokumentus ir suprantu, kad nieko nesuprantat. Taip, aš galvoju, kad čia kažkiek klaida įvyko. Buvo sulaikytas kontrabandinis krovinys su cigaretėmis ir buvo panaudota suklastoti dokumentai, kad tą krovinį išsiųsti. Aš krovinio nesinčiau, įvyko kažkiek klaida. Bet apmokėjot? Ne, aš neapmokėjau. Teismui paaiškinau, kad aš nebuvau mokėtojas, kad suklastoti parašai ir kad bus reikalinga ekspertizė. Nu, iš kur teismui žinoti, kad jūs, jeigu, bet Karolis Maldeikis sumokėjo? Parašyta taip, bet aš nemokėjau, nes parašas yra ne mano. O kaip reiškia ne mano, ar jisai bent panašus? Net nepanašus. Atėjo apmokėti kažkoks tai žmogus, prie mano vardo pavardės pasirašė ir perdavė buhalteriai pinigus. O kodėl jūs susivedėt, kad tas Karolis Maldeikis yra jūs, o ne kitas Karolis Maldeikis? Čia teismas taip nusprendė. Kodėl tada transporto bendrovė nesėmė veiksmų kažką tai padaryti, kad jisai prisimtų atsakomybę, o tas Karolis Maldeikis atėjęs pasirašyti? Tai va čia ir įdomiausia, kad nebuvo jisai niekaip identifikuotas, nes pasirašė kasos pajamų orderį, tai yra griežtos atskaitomybės dokumentą, tai jį pasirašant reikia pateikti asmens savo pasą, identifikuoti. Buhalterė, kuri ikiteisminiam tyrime buvo apklausta, teigia, kad grinais ateidavo visą laiką tas pats asmuo apmokėti. Tai jūs norite pasakyti, kad ne jūs, o tas Karolis Maldeikis ateidavo ne vieną kartą? Tai buvo 8 berods kartai. Tai reiškia, tuos 8 kartus, iš jų 7 kartus tie kroviniai buvo išsiųsti ir jau niekas nesustabdydavo. Ne, teisingai. Teisingai. Čia iš vis kosmosas. Iki teisminio tyrimo metu vis tiek vyko tas tyrimas, ar pavyko išsiaiškinti, kas čia buvo? Tai nustatė ekspertai kategorišką išvadą, kad sandėlio valdytojas, direktorius, jisai klastojo kasos pajamų orderius. Kas toliau? Apklausė ekspertus, sustabdė teisminį tyrimą, nutraukė įtarimus. Kokiu pagrindu nutraukė įtarimus, panaikino tik? Nes nėra nustatyta, kas pasirašė dokumentą. Bet tai, ką jūs dabar šnekėt, jūs sakėt, kad nustatė ekspertai? Tai ekspertai nustatė, bet policija vertina, kad nėra galimybės nustatyti asmens, kuris padarė nusikalstamą veiklą. O tai tas įtariamasis, kas buvo, kuo jisai tada įtariamas? Tai va čia keisti teisiniai, kaip sakyt, niuansai. Kreipėtės į aukštesnį prokurorą, visur mačiau, rašėt net generaliniai prokurorai, bet čia turbūt jau ne vienerius metus visiems rašėt, žodžiu, bandėt įrodyti, kad žmogus nekaltas negali būti kaltas. Taip. Ir atnaujino tą ikiteisminį tyrimą? Taip, ikiteisminis tyrimas atnaujintas, įtarimai nepanaikinti, toliau ikiteisminis tyrimas vyksta, yra atliekami kažkokie tai veiksmai. Nušalinta yra prokurorė, kuri stabdė tą tyrimą. Kiek kainavo tiksliau visas šitą istoriją, į kurią jūs įsivėlėt? Praradau, jeigu pinigais, tai apie 60 000 eurų, buvo areštuotos sąskaitos, tai paveikė viską. Tai šeimą paveikė, artimuosius paveikė. O žmona, vaikai, tai išlaikyti juos irgi reikia. Tai va, tai... Vandens net iš kaino atsukus, paskui už vandenį reikia mokėti. Taip, tai mane, kaip sakyt, gelbėjo artimieji ir žmona irgi, kaip ir dabar mes atskirai netgi gyvenam. Paveikė mano šeimos vientisumą dėl to, kad buvo tiesiog labai sudėtinga aplinkiniams irgi. Sveiki, ar žinote, kad sukčiai turi daugiau galių negu paprasti žmonės ar netgi verslininkai? Šiandien skandalingoje išpažintyje būtent apie tai ir pasikalbėsime. Svečiuose turime verslininką, buvusį verslininką, turbūt dabar reikėtų sakyti, kurio duomenimis pasinaudojo sukčiai. Ir šis verslininkas buvo priverstas apmokėti jų sąskaitas. Teisingai pasakiau? Teisingai. Karoli, kuo jūs užsiimat? Užsiėmėte, tiksliau dabar reikėtų sakyti, nes jau sužlugo jūsų biznis. Stabdom tą veiklą, užsiėmiau vyno prekybą internetu. Tai jūs prekiavote alkoholiniais gėrimais, alkoholis yra blogis, visiems primenu. Ir pas jūs galėdavo bet kas užsisakyti jūsų parduodamas produkcijos. Taip, galėjau užsisakyti vyno internetinėje parduotuvėje. Kas jį pristatydavo? Pristatydavo kurjeris, galėdavo pristatyti pagal tai,
kur užsakymė Jo, tai nurodytas tu adresas. ar į Balbieriškę, ar į Skuodą, ar į Ameriką, nesvarbu turbūt, ne? Taip. Buvo. Taip. Kaip sekėsi biznis? Sudėtingai. Kuria prasme? Daug konkurentų buvo, ar niekas nepirko vyno? Vynas internetu ganėtinai dar nėra populiarus dalykas. Tai kol kas, manau, kad tai yra gan labai siauras verslas. Tai ko gero tas vynas nebuvo tas paprastas už 5 ar už 10 eurų. Tai labiau premium vynas. Itališkas vynas už 15-20 eurų butelio kaina. Supratau. Ir klientūros daug turėjot, nes sakau turėjot, nes dabar jau jūsų įmonė kaip ir veikianti ar nebeveikianti. Jau kaip ir stabdom veiklą, kadangi labai nuostolingai veikiam. Bet ne dėl šios istorijos, apie kurią mes kalbėsim šiandieną. Ir dėl šios. Vieną dieną jūs gaunate šaukimą iš teismo ir sužinote, kad esate į Angliją išsiuntęs krovinį 92 litrus vyno, bet tame krovinyje yra ne vynas, o yra ir vynas, ir taip pat kontrabandinės cigaretės. Ir jūs už tai atsakingas. Kas per istoriją čia papasako, dėl ko mes čia, kaip sakoma, ir susirinkome? Taip. Tai čionais buvo sulaikytas kontrabandinis krovinys su cigaretėmis ir buvo panaudota suklastoti dokumentai, kad tą krovinį išsiųsti. Taip. Ir už tą krovinį apmokėjote jūs? Taip parašyta dokumentuose. Tai jūs, suprantu, gaunate tą šaukimą į teismą, pasižiūrėti dokumentus ir suprantu, kad nieko nesuprantat. Taip, aš Suprantu, galvoju, kad čia kažkiek klaida įvyko. Galvoju, aš krovinio nesinčiau, įvyko kažkiek klaida. Bet apmokėjot? Ne, aš neapmokėjau. Aš nebuvau apmokėti nuėjęs ir aš už tai supratau, kad dokumentai, kad visą tai galvoju kažkiek klaida. Taip. Taigi ir ką jūs sužinot toliau? Toliau. Nes akivaizdu, jeigu aš nieko nesusijęs, aš nežinau, ką daryčiau. Toliau aš gaunu šaukimą į teismą ir aš matau, kad pateikti teismui suklastoti dokumentai. Suklastoti, jūs turite omeny, kad jūsų vardu kažkas. Taip, mano vardu parašyta, kad aš esu mokėtojas. Prekių už prekes, taip. Už transporto paslaugą, kad aš esu. Kokia suma? Kiek sumokėjot kabutėse? Ten gal buvo 400 eurų. Grinais pinigais mokėta transporto kompanijai. Taip. Ir ką? Kadangi aš nebuvau mokėtojas, todėl teismui paaiškinau, kad aš nebuvau mokėtojas, kad suklastoti parašai ir kad bus reikalinga ekspertizė. Nu, iš kur teismui žinoti, kad jūs, jeigu, bet Karolis Maldeikis sumokėjo? Parašyta taip, bet aš nemokėjau, nes parašas yra ne mano. O kaip reiškia ne mano, ar jisai bent panašus? Net nepanašus. Visiškai skiriasi. Taip, visiškai matosi, kad kitoks parašas. Gerai, čia įneškime aiškumo iš baudžiamos bylos, kuri buvo pradėta jūsų iniciatyva, teisingai? Taip. Iš baudžiamos bylos medžiagos aš matau, kad tada buvo sulaikytas tas krovinys, cigarečių vertė yra beveik 56 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų ir šis krovinys buvo konfiskuotas Anglijoje, taip? Sulaikytas. Sulaikytas, o vėliau ir taip pat buvo sulaikyta transporto priemonė. Taip, teisingai. Tai va čia ir turbūt ir visa problema prasidėjo. Taip. Bendrovė, kuri gabeno tą krovinį, vėliau išpirko tą automobilį kažkaip tenais, ne, teisingai pasakiau, ar sumokėjo baudą, kad patyrė žalą dėl to, kad buvo sulaikytas krovinys. Dėl jūsų dėl suklastotų dokumentų. Vardu. Dėl mano vardu suklastotų dokumentų. Taip. Ir jie tada pateikė ieškinį, civilinį ieškinį prieš mane. Bet kada įvyksta nusikaltimas, tai pirmiausia reikia ne civilinį ieškinį, bet reikia pranešti policijai. O iš kur jiems žinoti, kad čia įvyko nusikaltimas? Nes vairuotojas pirmiausia, kada buvo sulaikytas krovinys, aš iš ikiteisminio tyrimo medžiagos jums pasakysiu, vairuotojas pranešė vadybininkai, kad yra jo vairuojamas automobilis sulaikytas kuriame rasta yra kontrabandinės cigaretės. Vadybininkė, gavus visą šitą informaciją, pranešė savo valdžiai, kad yra sulaikytas krovinys su cigaretėmis. O tam krovinį buvo vyno, kaip ir užrašyta, kad iš tikrųjų siunčiamas vynas ar cigaretės? Ar tik cigaretės buvo įdėtas? Žinokit, šito aš nepasakysiu, nes gal ten buvo kažkiek ir vyno,
bet čia aš nežinau to. Bet pareikalauja bendrovė iš jūsų tam teisme, iškeldama tą ieškinį, kad atlygintume tą visą patirtą žalą. Po metų laiko. Nu, jie gal ir prieš tai, o ką prieš tai jie darė? Jie, kada sužinojo transporto vadybininkė, kad sulaikytas krovinys, pranešė savo valdžiai. Taip. Čia iš karto po įvykio, taip. Taip, valdžia jai davė nurodymą nieko nepranešti niekam, kad yra sulaikyta, kad įvyko nusikaltimas, kad muitiniai sulaikytas krovinys. Tai reiškia, yra slepiamas nusikaltimas, pirmas dalykas. Nu, kam pranešti turėjo jie pagal jūs? Policijai. Tai Anglija jau sulaikyta? Anglija savo ruoštų pradeda tyrimą, o Lietuvos policija. Bet nėra gautas apmokėjimas. Valdžia nurodė vadybininkai, kol nėra gautas apmokėjimas už transporto paslaugą, nieko niekam nesakyti. Tai kaip galėjo būti išsiųstas krovinys, už kurį niekas neapmokėjo? Tai vat įdomiai, keista. Nu ir kas tada toliau pasakokit? Toliau. Nes aš nesuprantu, o Toliau. Žmogus įdomu ar supranta. Taip, tai vadybininkė išsiuntė sąskaitą, kaip suprantu. Ir po to sulaikymo išsiuntė sąskaitą. Taip, kada buvo sulaikytos cigaretės, jinai pateikė užsakovams, kabutėse, nežinau kas tokie, tai mano vardu kažkas atėjo ir sumokėjo prie mano vardo pavardės, uždėjo parašą. O kodėl jūs susvedėt, kad tas Karolis Muldeikis yra jūs, o ne kitas Karolis Muldeikis? Čia teismas taip nusprendė. Tai buvo gal asmens kodai, dar kažkokie kiti asmens duomenys. Tai pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą buvo automatiškai susijęti visi kroviniai, kurie... Jo, čia reikėtų įnešti aiškumo, jūs prieš tai, kadangi ne vieną kartą toje bendrovėje užsakinėdavote nuolatinis klientas, tai tiesiog... Tai iš to, ką reikėtų suprasti, kas čia įvyko? Kad įvyko nusikaltimas, buvo sulaikytas kontrabandinis krovinys, už kurį nebuvo, už transporto paslaugą nebuvo atsiskaityta. Taip. Transporto kompanija, žinodama, kad įvykęs nusikaltimas, specialiai neinformavo užsakovų kabutėse, kad yra sulaikytas krovinys ir laukė apmokėjimo. Atėjo apmokėti kažkoks tai žmogus, prie mano vardo pavardės pasirašė ir perdavė buhalteriai pinigus. Kodėl jisai turėjo ateiti ir apmokėti, jeigu jau krovinys sulaikytas? Jis nežinojo, kad sulaikytas. Nežinojo. Jam nebuvo, vadybininkė neinformavo specialiai, kad ateitų sumokėti. Nes jeigu jam būtų pasakę, kad jisai sulaikytas krovinys, galbūt tie asmenys net nebūtų atėję. Taip, o kas, o gerai pasakė, atėjo apmokėjo, tai kodėl tada transporto bendrovė nesėmė veiksmų kažką tai padaryti, kad jisai prisimtų atsakomybę, va tas Karolis Muldeikis atėjęs pasirašyti. Tai va čia ir įdomiausia, kad nebuvo jisai niekaip identifikuotas, nes pasirašė kasos pajamų orderį, tai yra griežtos atskaitomybės dokumentą, kuris yra griežtos atskaitomybės dokumentas. Tai jį pasirašant reikia pateikti asmens savo pasą, identifikuoti. Bet kadangi jūs nuolatinis klientas, Karolis Muldeikis, tai buhalterė, kuri ikiteisminiam tyrime buvo apklausta, teigia, kad grinais ateidavo visą laiką tas pats asmuo apmokėti. Tai jūs norite pasakyti, kad ne jūs, o tas Karolis Muldeikis ateidavo ne vieną kartą? Tai buvo 8 berods kartai. Tai reiškia, tuos 8 kartus, iš jų 7 kartus tie kroviniai buvo išsiųsti ir jau niekas nesustabdydavo. Ne, teisingai. Teisingai. Čia iš vis kosmosas? Netikrindavo dokumentų, taip išeina. Kad priimdavo pinigus, netikrindavo dokumentų, nes aš nemokėdavau. Supratau, jums iškėlė tą bylą ir pareikalavo atlyginti žalą, nes buvo sulaikytas automobilis tos transporto bendrovės, teisingai. Teisingai. Ir ta žala buvo apie 13 000 eurų. Taip, po to patikslintas buvo šiek tiek dar 16 gal tūkstančių, po to prisidėjo advokatų išlaidos, pasidarė 27 000. Taip, tai jūs teisme turėt aiškintis, kad aš to krovinio nesinčiu. Kad aš nesu koprangaris, neteisingai, bet tipo niekaip nesusijęs. Taip, aš krovinio nesinčiu. Bet taigi paaiškinti. Jeigu aš nesinčiau, nieko nedariau. Net ne aš siunties, nurodytas. Mano aš tik mokėtojas kažkodėl. Mokėtojas, taip. Taip, ir man už tai keista, kaip transporto kompanija neidentifikavo, kas moka, kas ateina. Atėjus į transporto kompaniją yra kameros, filmuojama, galima identifikuoti tokį asmenį. Ką toliau? Aš gavau šaukimą į teismą ir kadangi tai buvo iškart man aišku, kad suklastuoti dokumentai, nes aš matau, kad ne mano parašas. Visai nepanašus ar panašus? Visai nepanašus.
kreipiausi į policiją. Prasidėjo ikiteisminis tyrimas. Policijoje ikiteisminį tyrimą paprašėt pradėti dėl dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Taip. Kad buvo pasinaudota mano asmens duomenimis, kad išsiųsti kontrabandinį krovinį. Nu, čia iš šono žiūrint, sunku patikėti. Nu, Kaip tikrai, ar patikėjo policija? policija patikėjo, aš esu nukentėjęs, yra nutarimas, kad aš esu nukentėjęs. Gerai, dabar va čia turbūt ir prasidės įdomiausi dalykai. Jūs esat nukentėjęs, bet teismas pasakė, kad Karolis Maldeikis Atsakingas už krovinį. nes jisai susimokėjo už krovinį. Nu, tas kitas Karolis Maldeikis, Taip. pavadinkim. Čia jau. Buvo suklastoti dokumentai. Tai teisme, ar gali būti teisme suklastoti dokumentai? Ar gali teismas remtis suklastotais dokumentais? Ar gali? Suklastotais dokumentais teismas remtis. Tai kaip teismas traktavo tuos dokumentus tada? Jūs sakot suklastoti, o teismas kaip pasakė? Teismo Tada nutartyje, teismas turėjo pasakyti, kad tai nesuklastoti. Ne? Teisingai, ar ne? teismas nutartyje, pacituosiu, parašė, kadangi atsakovo parašai nėra paneigti leistinais įrodymais, todėl, Atsakovas čia jūs? taip, todėl nėra pagrindo jais nesivadovauti parašais. Ir todėl mokėtojas už kontrabandinį krovinį yra Karolis Maldeikis.